kai kas gali būti jau labai seniai laukta štai šioje sporto halėje. Pone ir ponios, suteikite komandą, kuri šiurpins mums visą šį sezoną. Kauno Žalgiris. Numeris 4. Andrius Lepinaitis, sūnus paklydėlis sugrįžęs iš Vokietijos. Numeris 5. Giedrius Gustas, monstras aikštelėje. Žmogus, kuris niekada nesišypso ir baisu jį būtų sutikti gatvėje. Numeris 6. Mr. Tanuka Dwight Bird. Hip-hopo karalius. Žmogus, kurie 3 nepastums aikštelėje. Numeris 9. Netgi dėl jo greičiausiai štai šis skaičius. 0,9 iš anos pusės. Dainius Šalinga. Žmogus šypsena. Argi jisai gali būti monstras? Pats tikriausias Adamsų šeimynos narys. Numeris 10. Mindaugas Timinskas. Ir nešlubuojantis, sveikas ir gyvas. Štai šio žmogaus vardą aš galiu ištarti, pavardės negaliu, taip, kad man reikės jūsų pagalbos. Pono ir ponios, pasitikite. Numeris 11. Ūgis 220 cm ir vis dar auga. Svoris 132 kg. Arvydas Sabonis. Sabas. Numeris 12. Eduardo Enrique Cota. Mr. Cota, please welcome. Numeris 13. Paulius Jankūnas. Numeris 14. Žmogus atkeliavęs iš netaip toli ir pasiruošęs susikauti su savo jaunesniuoju broliu. Tai Artūras Jevtokas. Ir numeris 15. Iš Kėdainių Nevėžio tiesiai į Kauną. Simonas Serapinas. Pone ir ponios, pasitikite kitus žmonės, kurie atlieka labai svarbu vaidmenį, būdami šalia komandos visą laiką ir jiems yra artimesni greičiausiai negu tėvai, močiutės arba krikšto tėvai. Tai yra komandos gydytojas Robertas Narkus. Žmogus ūsai. Komandos antrasis treneris, visuomet besišypsantis, apgaulingas priešininkams. Gintaras Krapikas. Ir pagrindinis komandos treneris, vyriausias treneris, ponas Antanas Sireika. Ateikit, drąsiau, treneri. Nejaugi jums nepipras prie tokios aplinkos. Visi šitie žmonės, kurie atėjo į halę, tikėjosi pamatyti tave žaidžiantį. Ar buvo kažkoks krislelis galimybės, kad net ir su skaudančiu kirkšnim būtum porą minučių išbėgęs į aikštelę? Nesąmoningas klausimas. Tu išbėgi ir daugiau niekada neišbėgi. Ar palauk ir paskiau išbėgi ilgiau? Taigi buvo rašyta turbūt, kad nežaisiu. Ar nebuvo? Ar tu pats neskaitei? Ne, neskaičiau šiandien. Ar čia tokį labai nori klausimą užduoti? Sunku. Noriu kaip tik lengvesnį. O kaip Žalgiris šitie dabar 8 taškai Neptūno naudai? Ar likus porai minučių, jeigu toks rezultatas bus, gal kartais išeisi? Sekantis klausimas, kad klausinėjai nesąmonės. Taigi kur mes, aš geniai pasiruošęs, nei aš negaliu žaisti. Čia klausiu dabar. Taigi tik kalbėjom prieš tai. Ačiū. Kad nežaisi, tu manęs klausi, ar žaisi, jeigu žaisi. Ačiū. Nėra už ką, bet tai aš nesupratau tavęs visai. Tu supratai save ir mane? Arvydas Sabonis, legendinis Lietuvos krepšininkas, iki 3 kėlinio pradžios lieka. Ačiū labai. Lieka porą minučių, komandos jau baigė apšilimą, taigi ačiū Jums uždėmesį ir žiūrėsim, kaipgi viskas baigsis šitose rungtynėse. Namuose žaidė prieš Šiaulius ir
po 3 kėlinių turėjo net 14 taškų persvarą, tačiau Šiauliams vėl pavyko pademonstruoti kovingą charakterį ir išplėšti pergalę šios rungtynėse 4 taškų skirtumų, 62-66. Tanoka Berdas ir Gintaras Stulga teisėjo reikia ir dar taip pat ringą būtų gerai atnešti į aikštelę. Tanoka Berdas pasižymė jaunų charakterių ir jo gražiais bei švelniais žodžiais, kadangi tai buvo trečioji Gintaro Stulgos pražanga šios rungtynės. Tanoka Berdas pasižengė tik tai antrąjį kartą. Pameta kamuolį Janis Porzingis ir čia Giedrius Gustas vagia jį iš iš viršaus. Vienas iš gražesnių šios rungtynių epizodų. 54-48 sužaidus 3 minutės. Trečiajame kėlinyje. Martynas Mažeika labai avantūriškas buvo jo reidas per 2. Varžovų iškeltas rankas dabar metė Martynas Mažeikas. Sunkoka buvo tikėtis taiklaus jo metimo. Štai jūsų ekranuose Giedrius Gustas. Ir galingas jo dėjimas. 9, nors iš tikrųjų, kaip pareiškia jis, jam yra tik tai 19, tačiau kadangi iš Gvinėjos jauni krepšininkai nėra išleidžiami. Arvydas Sabonis yra įtrauktas į startinę savo komandos sudėtį. Taigi šiandien tikrai turėtume pamatyti Arvydą Sabonį. Dabar jūs kaip tik savo ekranuose ir matote Žalgiris. 1989 metais Arvydas Sabonis iš Kauno Žalgirio išvyko žaisti į Ispaniją, į Valladolido Forumo komandą. Ir būtent galbūt šiek tiek vyresnės kartos krepšinio sirgaliams, kurie atsimena finalą tarp Kauno Žalgirio ir Kijevo Strytelio komandų. Turbūt atsimenate, būtent ten Arvydas Sabonis faktiškai ir pamate serbas Milanas Bjegovičius. Ir Kauno Žalgiris, 6 numeris Tanoka Berdas, 9 Dainius Šalenga, 11 Arvydas Sabonis, 12 Edas Kota ir 7 Miroslavas Beričius. Šių rungtynių arbitrai Romaldas Brazauskas ir Gintautas Zalieckas, rungtynių komisaras Raimondas Barauskas. Ir pirmąjį kamuolį laimi Kauno Žalgirio krepšininkai. Beričius grąžina kamuolį Berdai. Ir perdavimas po krepšiu Edui Kota. Ir po 14 metų pertraukos Sabonis. Pirmasis metimas ir 3 taškai. Vienas iš jų buvo tikslus. Arvydas Sabonį pirmasis metimas pasiekė tikslą. Ir gražus perdavimas, na, turbūt dažniau į žaidėją. Arvydas Sabonis atkovojo kamuolį po savo komandos krepšiu. Edas Kota. Greita žalgiriečių ataka ir iš viršaus deda kamuolį į viršų į krepšį Tanoka Berdas. 7-0. Irgi tikslo nepasiekė. Greita Kauno Žalgirio komandos kontrataka. Beričius grąžina kamuolį atgal Edui Kota. Na ir šis nutarė, kad dar galima būtų perduoti. Ir 2 taškai Arvydas Sabonis. Pelno 7 savo tašką. Ir dar turi galimybę pridėti 1 tašką po taiklaus baudos metimo. Abipusės klaidos, tarp kitko, pagal klaidas alytiškai suklydo jau 3 kartus šiose rungtynėse, tiek pat kartų suklydo ir Kauno Žalgirio krepšininkai. Arvydas Sabonis. Sudarys visą dar pagalvoja, Arvydas Sabonis, ką daryti su kamuoliu, dėti iš viršaus ar įmesti teisėjo švilpuką stylį. Arvydas Sabonis blokuoja Martyno Andriukaičio metimą. Antrą kartą iš eilės Martynas Andriukaitis. Aikštėje likęs dabar su Beričiumi ir jaunaisiais žalgiriečiais. 4 numeris Andrius Lepinaitis. Tai Beričius dabar pats atrodo nepatikėjo, jog atsidūrė po krepšiu visiškai laisvas šios dienos rungtynėse. Na, o jūsų ekranas dabar statistiniai šių rungtynių duomenys. Treneriai, išskyrus, aišku, Joną Kazlauską ir Antaną Sireiką, prognozuodami šių rungtynių susitikimo rezultatą. Sabonio žmona Aušrinė ploja, Dainius nusifotografavo, pozuodami nuotraukai prieš šias rungtynės.
pavyzdžiui, būtų labai įdomi situacija, jeigu Robertui Javtokui bent kartą pavyktų blokuoti Arvydo Sabonio metimą, tuomet pastarasis greičiausiai pradėtų rungtyniauti dar pikčiau ir dar įnirtingiau. Nors ir per apšilimą Arvydas Sabonis šiandien nesitaupė 7 Šarūno Šiškausko metimą, tačiau Robertas Javtokas atkovoja kamuolį ir stebint Danokai Berdui pelno 2 taškus. 11-8 Arvydui Saboniui skirtas kamuolys ir kažką prieš pastatyti jam tokioje situacijoje. Dabar idealiai tiksliai buvo sužaista Kauno Žalgirio komandos ataka. Vienas laiku ir tiksliai aktuolas perdavimas. Daryti 100% neįmanoma, tačiau kad tas procentas turi būti didesnis nei kol kas yra. Arvydas Sabonis 3 taškai. Paulas Šiukinas šiandien aikštelėje pasirodęs tikrai vaizdo negatyvus. Štai tokius spragų gynyboje Vilniaus Lietuvos Ryto priekinė linija nepavyksta išvengti. Prieš tai suklydo Paulas Šiukinas, dabar tik Simkis Javtokas, vietoj Tomo Delinkaičio Aronas Lukasas, vietoj Simo Jasaičio Ramūnas Šiškauskas. Galima prisiminti Arono Lukaso metimą, kuris buvo anaiptol neparuoštas ir pernelyg skubotas. Turėtų patenkinti ir vienos ir kitos komandos gerbėjus, bei tuos, kurie šias rungtynes stebi neutraliai. Lygų 40-40, ilgoji didžioji pertrauka, o po jos antroji rungtynių dalis. Štai dar kartą jūsų ekranuose Edo Kotas paskutinysis metimas. Kota netaiklus metimas, Arvydas Sabonis. Kamuolį iš viršaus Arvydas Sabonis. Štai čia pats turbūt efektingiausias epizodas šios dienos rungtynėse. Keletas klaidinančių judesių ištiesta ranka, visi pagalvojo, kad atmes kamuolį savo įprastu būdu Arvydas Sabonis, o jis padarė štai. Dabar Dainius pavyzdžio kala kamuolį iš viršaus ir taip, be jokios abejonės psichologiškai dabar pakelia ant bangos visą Kauno Žalgirio komandą. 63-57. Kamuolio atiduoti nepavyksta, 5 sekundės atakai. Mindaugas Timinskas iš toli. Taiklus. Labai laiku prabyla žalgiriečiams. Dabar Mindaugas Timinskas 7 rungtynėse su Žalgiriu. 2 metimus, kurie galėjo atnešti pergalę. Tačiau visada jau praeitis, kaip ir tik Simkis metimo. Pataiko nepaprastai sunku metimą ir štai taip laimė dvikova prieš Dikį Simkinsą, kadangi pelno 2 taškus, dar priversdamas prasižengti Dikį Simkinsą. Neprasižengė Saulius Kuzminskas. Tačiau kaip ten bebūtų, Danoka Berdas vėl pademonstruoja gerą krepšininkas, kuris aikštelė gali labai daug. Štai šiuo baudos metimu jis tampa rezultatyviausių krepšininkų 93. 4 taškais iškovota pergalė, leidžia triumfuoti Žalgirio komandos visagaliams. Tačiau šiandien galima pagirti ir Vilniaus Lietuvos Rytą, kuris nepaisant visų prognozių, Robertas Javtokas su Artūru Javtoku dabar šypsenomis išsiskiria ir kol kas gera nuotaika ir apskritai gera atmosfera tarp abiejų komandų žaidėjų, skirtingai nei tarp abiejų komandos gerbėjų. Tačiau atrodo, tuo ir gražus yra krepšinis. Na, o šiandien aš jums padėjęs stebėti rungtynes. Robertas Petrauskas atsisveikinu. Iki kitų susitikimų. Su pergalė visus kauniečius. Ir atrodo, kad kol kas tikrai nėra ko kalbama. Daug kalbama apie tai, kad Žalgiris sustiprėjo. Specialistai netgi lygina šią ekipą su ta, kuri 99 metais laimėjo Sabonis. Pirmas darbas, kurį padarė šiandien Arvydas Sabonis prieš įeidamas į aikštelę. Ir joje pasirodė, komanda žais taip, kaip gali šį sezoną, kaip praeis maždaug 3 mėnesiai. Na, Antanas Sireika taip nesakė, tačiau jis taip pat minėjo, jog pagrindinis Žalgirio minusas kol kas yra, atrodo, nesuderina mūsų sportų, dažnai pridaro nemalonumų. Vienas iš tokių buvo Rodney Bufordas, kuris praėjusią sezoną praktiškai nubaudė Žalgirį čia Kauno sporto galėje, nors po bandė didžiulio triukšmo, kurį kelia čia susirinkęs ir galiai, taip pat ir galbūt Arvydo Sabonio autoriteto, ir tą reikėtų išnaudoti, kadangi mažokai judėjimo, nėra kam atiduoti kamuolį. Dainius Šalenga iš 3 taškų zonos pataiko Dainius Šalenga. 8-4 Žalgiris priekyje, sužaidus 4 minutės šios dienos rungtynėse. Štai čia jūsų ekranuose Atėnų Panathinaikos komandos labai graži ataka. Arvydas Sabonis atsistoja ir atsistoja taip, kad nei vienas, nei antras Atėnų Panathinaikos savo čempionate jie laimėjo prieš tą klubą, kuris eliminavo jos iš Graikijos taurės pirmenybių. Ir štai dabar prieš Žalgirį jie pirmauja 19-10, mažiau nei 2 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Paulius Jankūnas. Miroslavas Beričius laisvas iš toli, pataiko Miroslavas Beričius. Žalgiris šiandien, kad Živretas kol kas neypatingai didelę grėsmę kelia šis krepšininkas Žalgirio komandos.
krepšį. Darylas Middletonas taip pat nėra pagrindinis smuikas varžovų ekipoje. Edas Kota, galimybė kontratakai. Dainius Šalenga, koks dėjimas! Nusisuko, norėdamas išvengti Dainiaus Šalengos rėksmo dabar. Fragiskos Alvertis Edas Kota, Dainius Šalenga iš toli. Taiklus Dainiaus Šalengos metimas ir atrodo, kad Žalgiris užsiveda nuo štai tokių sėkmingų epizodų vis labiau ir labiau. 36-32. Gražios rungtynės 51. O C grupėje Vilerbano Svel komanda po atkaklios kovos palaužė Berlyno Alba 91-89 ir Valencijos Pomesas sutriškino Tajaus Ednio Treviso Benetono 89-64. Šiandien komandos rėmėjų šį sezoną, naują sezoną vėl bus pristatyti Utenos Alaus atstovai, bus pasirašytas sutartis. Taiklus metimas. Dainius Šalenga labai reikalingas ir svarbus jo tritaškis. Dabar 45-38. Dainius Šalenga demonstruoja, jog po Europos čempionato yra išsaugojęs puikią sportinę formą. Mesti 3 sekundės. Jankūnas ir iš toli paskutinės atakai skirto laiko sekundę. Pataiko Miroslavas Berečius. Tai jau panašu ir į stebuklingą rankelę. 52-38. 14 taškų Miroslavo Berečiaus sąskaitoje. 14 taškų ir Miroslavas Berečius pelnyti. Dabar gali valdyti visą Kauno halę. Pakeldamas rankas aukštyn jis Šalenga. 10 sekundžių atakai. Sabas ir galbūt netoks metimas, kokio mes tikėjomės, tačiau 2 taškai yra varžovų krepšyje ir atrodo, kad tai nėra viskas, nes dabar dar Arvydas Sabonis turės galimybę mesti baudos metimą. Dainius Šalenga, vienas iš nedaugelio epizodų, kuomet Arvydas Sabonį varžovai paliko visiškai laisvą po krepšių. Žalgirio komandos ataka. Dainius Šalenga iš toli. Netaiklus jo metimas, Mindaugas Timinskas, Arvydas Sabonis įspūdingai pelno dabar 2 taškus. Savo geriausiais laikais patenkintas Arvydas Sabonis, greičiausiai jam tai primena pačias geriausias akimirkas, kokios tik tai buvo jo istorijoje rungtyniaujant štai čia Kauno Sporto halėje. Na ir po rungtynių vienas iš įdomiausių klausimų turėtų būti Arvydui Saboniui tas, ar Eurolyga labai skiriasi nuo to, ką galima pamatyti ir ką galima pajausti Jungtinėse Amerikos valstijose. Pataiko ir baudos metimą Arvydas Sabonis. Trečiasis kėlinys jau šio metimus. Mažytė pauzė ir Jakalakovičius po jos stoja prie baudų metimų linijos. 15 taškų Jakalakovičius sąskaitoje. Graikijos krepšinio čempionate paskutinėse rungtynėse Jakalakovičius taip pat pelnė 16 taškų ir vidutiniškai per 5 rungtynės Graikijoje Jakalakovičius pelno po beveik 11 taškų per rungtynės. Šiandien savo rodiklius jis jau atrodo pasiekė ir rungtynės. Kamuolį pelno taškus ir dabar dar blokuoja TV3, o šiandien likite taip pat su mūsų kanalu, kadangi per sporto žinias visai netrukus matysite, kasgi darėsi iš karto po šių rungtynių Kauno Žalgirio komandos drabužinėje ir persirengimo kambaryje. Galutinis rungtynių rezultatas 80-74. Sveikinimai Lietuvos krepšiniui su pirmąja Kauno Žalgirio. Žalgiris turi pakilti į galutinį mūšį, norėdamas iškovoti antrąją pergalę Eurolygos varžybose. Atrodo, kad jos labai rimtai ruošiasi siekti Maskvos TSK komanda. Miroslavas Berečius pataiko iš 3 taškų zonos, varžovo persvara sumažėja iki 2 taškų ir tai yra, atrodo, geras signalas, bent jau įkvepiantis ir mus, ir pačius Kauno Žalgirio krepšininkus prasidėjus šiam ketvirtajam kėliniui. 46-44 Mindaugas Žukauskas. Nėra, Arvydas Sabonis prie kamuolio, galimybė galbūt greičiau, dar nespėjus varžovams susirinkti į aikštelę, suregzti ataką. Gražus metimas, 2 taškai ir pražanga. Žalgiris išlygina rezultatą per pirmasias 2 ketvirtojo kėlinio atakas, 46-46 ir dabar dar vienas baudos metimas. Jeigu Itano Kaberdas pataiko, labai neliūdėkit. Sabonis perima kamuolį, tačiau nepaisant tų netaiklių tritaškių metimų, Dainius Šalenga kala kamuolį iš viršaus. 5-4 Žalgiris priekyje ir
po pirmųjų dviejų susitikimų Arvydas Sabonis yra neabejotinai naudingiausias krepšininkas Eurolygoje, pelno po 15 taškų, kovojo po 13,5 kamuolio per rungtynes geriausiai. Dabar derinti turėtų likti Kauno Žalgirio komanda. Vėl Sabas provokuoja varžovą į metimų ir galų gale Arvydui Saboniui pavyksta pralaužti ledus. Bus pagrindinis krepšininkas priekinės linijos pozicijos. Arvydas Sabonis karts nuo karto padės jam įveikinėjant varžovų gynybą. Dainius Šalenga. Neįtikėtini sugebėjimai, atrodė, kad pametė kamuolį Dainius Šalenga, tačiau metimas buvo vertas dėjimo į krepšį konkurso. 64-45. Jeigu reikėtų rinkti gražiausius metimus šį sezoną Eurolygoje, bent 2 iš jų priklausytų būtent Dainiui Šalengai, o galbūt net ir visi 3. 64-65. Matišas Modis, prieš jį Paulius Jankūnas ir Arvydas Sabonis. Paskutinė akimirka išlaukęs ir supratęs, jog Matišas Modis neatiduos kamuolio savo komandos draugams. Arvydas Sabonis blokų iš antro aukšto nubaudė savo varžovą ir dabar pats kala kamuolį iš viršaus. Žalgiris perima iniciatyvą ir įsiveržia į priekį. 66-65, 33 sekundės iki kėlinio pabaigos. Žalgiriui dar turėtų likti laiko iki šio kėlinio. Postumis į priekį Kauno Žalgirio komandos žaidime ir dabar žalgiriečiai priekyje vos vienu vieninteliu tašku. Tai galbūt ir nėra daug, tačiau tai yra gerai turint omenyje, jog ką tik Žalgiris paslysta Milošas Vujiničius. Arvydas Sabonis blokuoja varžovo metimą, tačiau nebe klaidos. Tai yra nebe pražangos. Labai pradeda nervintis Kauno Žalgirio komandos žaidėjai ir tai yra pati blogiausia naujiena. Arvydas Sabonis prasižengė 4. kartą. Sunku pasakyti, ką sako Arvydas Sabonis savo teisė. Bandymas pelnyti taškus šios atakos metu. Dainius Šalenga, 71-67. Dainius Šalenga iš 3 taškų zonos. Labai reikalingas tritaškis. 74-67. Galbūt dabar metas šturmui, galbūt dabar reikėtų rezultatyvios atakos. Edas Kota. Mindaugas Timinskas. Kokį perdavimą gavo Mindaugas Timinskas? 2 taškai ir pražanga. Vieną tašką iš šios atakos galėtų pasiimti savo ir Edas Kota. Tik tai 4. Mindaugo Timinsko taškas, tačiau kokia patenkinta jo veido išraiška ir šypsena jo veide. Ne, atrodo, pražangą rungtynių arbitrai vis dėlto užfiksavo Mindaugo Timinskui ir nepaisant to, tie 2 taškai buvo įskaityti ir dabar Žalgirio pranašumas 7. Pataikyti irgi iš bet kurios pozicijos aikštelėje. Prieš Mindaugą Timinską iki galo. Tanoka Berdas gesina Karloso Delfino. Atskubėjęs į pagalbą Mindaugui Timinskui. Tanoka Berdas palieka varžovams. Atrodo neprastos nuotaikos. Minutė 50 sekundžių. Galė skanduoja Žalgiris ir kamuolys Tanoka Berda rankose. Pražanga ir 2 taškai. Galų gale. Paprastai, būdamas laisvas, Tanoka Berdas nepataikydavo, dabar pataiko, pelno 2 taškus, stos prie baudų metimų linijos ir jeigu neklystu, 5. kartą šios rungtynėse prasižengia Hanno Motolo, varžovų komandos pagrindinis vidurio puolėjas. Ir labai svarbios pergalės Eurolygos varžybose. Edas Kota iki galo. Varžovo pražanga ir iš tokios Remsas atrodo pasiduoda siautuliui Kauno sporto halėje, energingai parodydamas, jog šie 2 taškai yra įskaitomi. Edas Kota stoja prie baudų metimų linijos, o Žanas Markas Poceko yra baudžiamas asmeninė pražanga. 8 sekundės, Dainius Šalenga laiko kamuolį savo rankose. Ir Dainiaus Šalengos metimas taiklus. Jis šiandien atrodo yra geriausias Kauno Žalgirio komandoje. Kartu su Arvydu Saboniu. Stipriausia kol kas Italijoje komanda. Iškovojo 2. pergalę Eurolygoje ir iškovojo ją rezultatu 87-77. Su pergalė visus Lietuvos krepšinio mėgėjus sveikinu aš Robertas. Ir vėl. Na, dabar Mažeikių komandos nuomonė. Nebe pražangos perėmė kamuolį žalgiriečiai, tačiau teisėjų švilpukas tylėjo, o tuo tarpu dėjimų iš viršaus Žalgirio komandos ataką užbaigė Dainius. Kamuolys paprasčiausiai ritasi jam į rankas. Jaunasis Naftos komandos vidurio puolėjas. Ir dabar jau galbūt šiek tiek pyktelės ant Šalengą. Ir Tanoka Berdas. Na, atrodo, gerokai užpykdė Tanoka Berdą.
faktiškai tokios pačios sudėties, beveik tokios pačios žalgiriečiai ir pradėjo rungtynes. Tiesa, štai dabar Šalenga, kuris deda kamuolį iš viršaus. Šalengos startinėme penkete nebuvo. Bus štai ši Žalgirio ataka. Taip, dėjimas iš viršaus, Artūras 82-94. Jevtokas. 55-53, tik 2 taškais pirmavo Kauno Žalgiris. Tačiau mūsiškiai puikiai sužaidė trečiojo kėlinuko pradžioje. Bet po to atėjo eilė Unikaha komandai, kuri įgijo didžiausią 8 taškų persvarą. Tačiau kauniečiai nepalūžo. Rungtynių pabaigoje puikiai sužaidė Giedrius Gustas. Sunkia akimirka pelnės 2 taškus iš toli. Po jo jau 2 taškus su bauda pelnė Sabonis. Tačiau likus 20 sekundžių ispanai vėl rezultatą išlygino 72-72. Tik puikus Edakota žaidimas paskutinėmis rungtynių sekundėmis užtikrino Žalgirio pergalę Malagoje 74-72. Maccabi prieš Kauno Žalgirį. Maccabi panaudojo daugiau žaidėjų. Ištvermingiausiųjų dvikova 8 numeris gynėjas Antonis Parkeris prieš 12 numerį gynėją Edakota. Maccabi mažiau klysta. Dažniausiai klystančiųjų dvikova 5 numeris puolėjas Maceo Bastonas prieš 6 numerį vidurio puolėją Tanoka Berda. Maccabi atlieka daugiau rezultatyvių perdavimų. Geriausiųjų asistentų dvikova 13 numeris gynėjas Šarūnas Jasikevičius prieš 12 numerį gynėją Edakota. Maccabi perima daugiau kamuolių. Geriausių vagių dvikova 5 numeris puolėjas Maceo Bastonas prieš 12 numerį gynėją Edakota. Maccabi taikliau mėto baudas. Taikliausiųjų baudų metikų dvikova 13 numeris gynėjas Šarūnas Jasikevičius prieš 12 numerį gynėją Edakota. Maccabi taikliau mėto dvitaškius. Geriausiųjų dvitaškininkų dvikova 15 numeris puolėjas Deonas Tomasas prieš 9 numerį Dainių Šalengą. Maccabi taikliau mėto tritaškius. Snaiperių dvikova 6 numeris gynėjas Derikas Šarpas prieš 7 numerį gynėją Miroslavą Beričių. Maccabi daugiau pelno taškų. Rezultatyviausiųjų dvikova 7 numeris vidurio puolėjas Nikola Vujčičius prieš 11 numerį vidurio puolėją Arvydą Sabonį. Maccabi užima geresnę vietą reitingų lentelėje. Naudingiausiųjų dvikova 8 numeris gynėjas Antonis Parkeris prieš 11 numerį vidurio puolėją Arvydą Sabonį. Žalgiris daugiau blokuoja metimų. Geriausiųjų blokuotojų dvikova 5 numeris puolėjas Maceo Bastonas prieš 11 numerį vidurio puolėją Arvydą Sabonį. Žalgiris daugiau atkovoja kamuolių. Geriausiųjų kovotojų dvikova 5 numeris puolėjas Maceo Bastonas prieš 11 numerį vidurio puolėją Arvydą Sabonį. Žalgiris mažiau praleidžia taškų. Strategų dvikova vyriausiasis treneris Pini Geršonas prieš vyriausiąjį trenerį Antaną Sireiką. Pini Geršonas tai yra komandos treneris, su kuriuo Tel Avivo Maccabi krepšininkai sugebėjo laimėti su Pro lygą 2001 metais. Nebėra šioje komandoje nei to. Ir niekam nepavyksta pataikyti jau kurį laiką Sabonis. Įskaitomi 2 taškai ir dar pražanga varžovams. Arvydas Sabonis pelno 4 tašką savo komandai ir dar stoja prie baudų metimo linijos. Talis Buršteinas prasižengė pirmą kartą šiame susitikime. Arvydas Sabonis be abejo su didžiausiamis ovacijomis pasitinkamas krepšininkas Kauno. Labai dažnai atsitinka taip, jog Tel Avivo Maccabi komanda įsibėgėja ir tuomet jos sustabdyti negali niekas. Dainius Šalenga kaip reikėjo šio tritaškio. 3 taškai ir Žalgiris vėl priekyje. Pažėja vėl iki 6. Nikola Vujčičius nepailstamas šiandien terrorizuoja Žalgirio komandos gynybą. 13 taškų, 5 dvitaškai iš 7 ir 1 tritaškis iš 3. Galima laikyti kamuolį iki pat kėlinio pabaigos. Turi šansą žalgiriečiai dar pelnyti taškus. Prieš baigiantis pirmąją rungtynių dalį. Dainius Šalenga. Taiklus metimas aidint antrojo kėlinio sirenai. Įspūdingas Dainiaus žaidimas. Šitaikliai meta dvitaškius 76%, 16 dvitaškių 21. Skota 3 taškai. Būtų labai. Tai yra 6 Tanokos Berdo taškas ir rezultatas 69-61. Paulius Jankūnas. O, koks blokas. Viskas gerai. Galima žaisti toliau. Štai taip galima gesinti Maceo Bastoną, kuris pats moka puikiai blokuoti. Tanoka Berdas šypsosi dabar žiūrėdamas į jį ir sako, nu, matei,
spėti pelnyti 3 taškus per 4 sekundės. Derekas Šarpas prie baudų metimo linijos. Ir jo ranka nedreba 87-90. Ir antrasis Dereko Šarpo metimas taiklus. Jeigu taip, galima sveikinti varžovą su pergalę. Iš karto po rungtynių pamėginsiu pakalbinti Šarūną Jasikevičių. Jeigu tik tai pavyks, jeigu nežinus. Ir pirmasis Riko Rikerto metimas. Varžovų komandų startinis penketas. Ir štai taip, gražiai pasibaigianti greita ir staigi bei tiksliai suregsta Kauno Žalgirio komandos ataka. Borisas Gindičius, labiausiai patyręs komandos kapitonas, jam 36 metų, taip pat Slavko Dušekas, Martinas Baderas, Rikas Rikertas, 84-71, Arvydas Macijauskas, 19 taškų, 2 tritaškiai iš 2, 2 dvitaškiai iš 4, 9 baudą baigė su bronzos medaliais. Arvydas Sabonis, gražus perdavimas Miroslavui Berečiui ir štai, kaip pagyvina situaciją Arvydo Sabonio pasirodymus aikštelėje. Nėra tokio krepšininko daugiau turbūt Europoje, kaip pasakė Gianmarco Poceko po rungtynių su Kauno Žalgiriu, kurias Bolonijos ekipa laimėjo 16-11, Nova Mesta Birka priekį ir dar vienas skaitymo komanda. Ne tik tai laimėti Slovenijos lygą praėjusiais metais, o kokie gražus perdavimai vienas po kito, trūko tik tai taiklaus Dainiaus Šalygos metimo, tačiau Tanoka Berdas atkovoja kamuolį, 2 taškai ir pražanga, bei šansas išlyginti rezultatą. Taigi Nova Mesta Birka komanda praėjusį sezoną laimėjo Slovenijos lygą antrą kartą savo klubo istorijoje ir maža to nužygiavo iki pat ULEP taurės finalo, ten nusileidė tik tai Valensijos Pamesai. 2 gražus iš eilės perdavimai, vienas netaiklus metimas ir po to kasi savo taškus ir jų jau pritas po varžovų, kaip palaukia komandos draugų. Suspėja sugrįžti į gynybą Nova Mesta Birka. Peteris Kansi prieš šias rungtynes varžovų komandos treneris labai aiškiai įvardijo šios dienos savo komandos tikslus. Mes pasistengsime parodyti deramą pasipriešinimą Kauno Žalgiriui. Šifruojant tai į mūsų kalbą, reiškia, jog varžovai nelabai tikisi šiandien pergalės, tačiau pamėgins vis tačiau. Kol kas rungtynės tik tai baigė pusėti. Giedrius Gustas. Fantastiškas Giedrius Gusto pasirodymas. Savo aikštės pusėje perėmęs kamuolį, Giedrius Gustas priverčia šypsotis ir Ingrida Sabonienė, ir jūs turbūt stebinčius čia TV3 transliaciją, kurią mes pratęsime po didžiosios pertraukos. Jos metu taip pat neskubėkite perjungti savo televizorių, kadangi jūsų dėmesį mano kolega Kęstas Ibenskas ir laida Eurolyga, o mes susitiksime čia jau po didžiosios pertraukos ir tuomet jūsų dėmesį antroji rungtynių dalis. Kauno Žalgiris, Nova Mesta Birka, +9 draugų. Ir dar vienas netaiklus metimas iš toli. Arvydas Sabonis dabar taip kokia veida išaiška. Paploja jam ir už artistinius sugebėjimus Kauno Žalgirio komandos fanai. Na tai taip pat yra sudėtinė krepšinė dalis. Be jos niekaip. Ir komandos turinčios žaidėjų galinčių štai taip priversti reaguoti visą susirinkusią minią žiūrovų, galės padėti savo komandai jau iki pat šio sezono pabaigos. Miroslavas Berečius, galų gale pavyksta pelnyti ir 3 taškus Žalgiriui ir juos pelno Miroslavas Berečius, kuris taip pat įsibėgėja, 9-asis jo taškas ir Žalgirio pranašumas šokteli ir toliau stovėdamas vadovauja savo komandos veiksmams. Peteris Kansi ramus ir iš jo veido išaiškos ką nors nuspręsti. Tanoka Berdas šiandien baudos metą netgi dar prašiau, 4 taiklūs metimai iš 10. Gražus perdavimas po krepšiu ir 2 taškai. Edas Kota dabar padarė didžiąją liūto dalį darbo būtent šios atakos metu. Štai taip. Pranėręs pro galinę liniją, išmaudęs porą varžovų ir žingsnis link. Tam reikia dar mažytės pauzelės ir galimybės pasikeisti. Miroslavas Berečius pataiko iš toli. Žalgiris šiek tiek pagerino savo 30 pataikymo procentą. Žalgiriečiai dažniau stengiasi taškus pelnyti iš artimesnių distancijų. Štai taip, įžaisdami ir
iki tikro, o kartais ir efektingo metimo pabaigdami. Minutė 55 sekundės iki kėlinio pabaigos. Varžovai tuo tarpu tritaškais šiandien bandė užmėtyti Kauno Žalgirį, metė 22 kartus. Arvydas Sabonis, 2 taškai ir vėl viskas taip lengva ir taip paprasta atrodo iš šalies. 96-73 ir dar viena minutės pertraukėlė. Nelaimim, tačiau rezultatas yra pergalingas. 98-75. Giedrius Gustas, jis kol kas taikliausiai metantis tritaškius krepšininkas Kauno Žalgirio komandoje šį sezoną ir jis dabar dar kartą tą patvirtina. Meta nedaug, tačiau jo pataikymas yra 80% ir dabar jis tik tai dar pagerėja, kadangi po Giedriaus Gusto tritaškio skirtumas solidesnių gerbėjų veidai. Giedrius Gustas, sudėtingas metimas baigiantis laiku ir pataiko Giedrius Gustas, 5. jo taškas. Šiandien puikus Giedriaus Gusto įsijungimas, atrodo, kad ta vasara praleista su Lietuvos nacionalinė rinktinė. Jie pelnė atitinkamai 13 ir 10 taškų, 16 pridėjo Viktoras Aleksanderis. Arvydas Sabonis iš toli, taiklus Arvydo Sabonio metimas, na pagaliau Arvydui Saboniui pavyksta pataikyti ir iš toli. Ir tai yra jau 10. Arvydo Sabonio taškas, nepastebimai taip po truputėlį Arvydas Sabonis įsižaidžia, jau tapo rezultatyviausių krepšininkų Žalgirio komandoje. Štai po šio Edas Kota iš toli, be jokios abejonės reikia mesti štai tokiose situacijose ir svarbiausia, jog Edas Kota pataiko 2. jo taiklus tritaškis šiandien. Ir būtent tolimais metimais kol kas Edas Kota renka taškus. Ir vėl skirtumas mažėja iki 5, 54-49 Žalgiriui. Istorijai ir jų nostalgija dažniausiai yra susijusi su senais laikais. Graži Kauno Žalgirio komandos ataka. Ir štai taip dar panervina Maskvos CSKA komandos gerbėjos Artūras Jevtokas, jau antrą kartą štai taip užbaigia atakas, galėjo būti tų kartų ir 59-53. Edas Kota. Arvydas Sabonis, laisvas iš toli, dar vienas taiklus tolimas metimas ir po jo. Ką tik turėta Maskvos CSKA komandos 10 taškų persvara ištirpsta iki 3 taškų, 59-56. Džonas Goldenas. Čia iš Vėžių pasitikinti savimi Kauno Žalgirio komandos žaidimas, nepaisant to, jog atrodė viskas turėjo pakrypti į kitą pusę. Maskvos CSKA komanda rungtyniavo gerai, įgijo 10 taškų pranašumą. Edas Kota, juvelyriškai tikslus perdavimas Arvydui Saboniui, 15. Arvydo Sabonio taškas ir dabar jau nekas kitas, bet Dušanas Ivkovičius yra tiesiog priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Trigubo. Antroje šio kėlinio pusėje sugebėdamas atsitiesti Dainius Šalinga. Na, galų gale pavyksta pataikyti ir Dainiui Šalingai. Taip, tarp kitko, pirmieji jo taškai šios dienos rungtynėse. Rezultatas lygus 64-64 ir tuo tarpu baigėsi trečiasis kėlinys. Pirmasis čia metimas netaiklus, taip pat aikštelėje Dikis Simkinsas, Aronas Lukasas, Robertas Jevtokas ir Mindaugas Lukauskis, o tuo tarpu kauniečių komandoje sėkmingai rungtynės pradeda Dainius Šalinga įspūdingų dėjimų iš viršaus, kartu su juo puikiai sužaidęs rungtynės su Maskva. Dainius Šalinga, gražus perdavimas Arvydui Saboniui ir pastarasis dabar bent jau iš dalies atsilygina Robertui Jevtokui. 2 taškai, Žalgiris priekyje 10-8 Arvydo Sabonio sąskaitoje šiandien kol kas. Žalgirio komandos priekinės linijos bokštai dažniausiai užtveria ten visus kelius, o dabar greita ataka. Mindaugui Timinskiui pavyksta pelnyti 2 taškus ir dar priversti prasižengti savo varžovą. Prasižengia 14 numeris Aronas Lukasas. Štai tas epizodas. Aronas Lukasas bandė nukirsti dabar Mindaugą Timinskį, iš karto puolė atsiprašinėti jo. Po jo tritaškio rezultatas vėl lygus, 34-34 Arvydas Sabonis. Koks gražus epizodas dabar po Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšiu. Perdavimas Edui Kotai, šio gražus taškai, po to bandymas atsakyti labai greitai. Tuo pačiu Aronas atitenka Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. 2 minutės ir 15 sekundžių. Štai Arvydo Sabonio perdavimas pro
aukštai iškėlusi rankas Roberto Javtoką. Sugeba pelnyti taškus, nors Arvydas Saboniui pagalba atskubėjo ir Paulius Jankūnas paskutinėse sekundėse. Edas Kota iš toli ir koks metimas paskutinė antrojo kėlinio sekundė. Fantastiškos rungtynės, labai aukšto lygio. Cause mama, I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Tas pirmasis rungtynės, kurias Žalgiris laimėjo. 6 taškų skirtumą Edas Kota iš 3 taškų. Paskutinė atakai skirto laiko sekundę pataiko Edas Kota ir Žalgiris pirmauja rezultatu 5-0. Taip apšildamas po truputėlį Atėnų Panathinaikos krepšinio arenoje. Taigi pirmose rungtynėse Žalgirio komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo Miroslavas Beričius ir Dainius Šalinga, pelnė po 18 taškų linijos ir pirmieji Mindaugo Timinsko taškai šiandien. Rezultatas 6-4 Kauno Žalgirio komandos naudai. Antrasis baudos metimas netaiklus. Atkovoja kamuolį Mindaugas Timinskas. 2 taškai ir pražanga. Atrodo taip, su Jakalakovičiaus pražanga pavyksta dabar pelnyti taškus Mindaugui Timinskui. Sėkmingai pasibaigiantis epizodas Kauno Žalgirio komandai. Nepaisant to, Mindaugui Timinskui vėl nepavyko pataikyti baudų. Nepavyko. Novomesta Kirkoje rungtyniaujantis Mindaugas Buzinauskas taip pat buvo šiek tiek ramesnis nei pirmose rungtynėse, pelnė 3 taškus, na o dabar pirmą kartą šiandien susitikime pasižymi ir bijosi savo varžovus. Italijos krepšininkai Miroslavas Beričius, dar vienas taiklus jo metimas ir 6 iš eilės Miroslavo Beričiaus taškas. Žalgirį Haris Mujazinovičius, jo pasirodymas aikštelėje taip pat šiandien davė labai daug gero Atėnų Panathinaikos komandų. Varžovai dabar bandė jį sustabdyti. Taip padaryti pavyko, tačiau ne be klaidos. Haris Mujazinovičius ir koks... Ne, tai buvo vis dėlto ne Paulius Jankūnas, Mindaugas skirtumų galbūt net ir pralenkti. Vakar žalgiriečius pralenkė Bolonijos Kiper, šiandien dar gali pasivyti sienos Montepaschi ir tai tik tai dar kartą parodo, jog Atėnų Panathinaikos komanda laimėjusi tik tai 3 kartus po pirmojo rato, turi visus šansus ir toliau žygiuoti, o Žalgiris atsiduria pačiame karštyje toje B grupėje, kur komandų norinčių patekti į etapą yra kur kas daugiau nei tam yra skirta vietų. Edas Kota, gražus jo prasiveržimas, tačiau nebuvimas ir tai, jog nesitreniravo su komanda Žalgirio legionieriai, toli gražu net neši naudos. Miroslavas Beričius, reikia pataikyti, laisvas ir pataiko Miroslavas Beričius, 3 taškai, 76-68. Po Miroslavo Beričiaus metimo. Manau, kad beveik visi žiūrėję šį susitikimą sutiks, jog pykti yra dėl ko. Arvydas Sabonis pirmasis prie kamuolio ir Žalgiriui šita situacija vėlgi baigėsi labai gerai. Miroslavas Beričius prieš tai pataikė baudos metimą, Arvydas Sabonis dabar pridėjo dar 2 taškus ir skirtumas mažėja iki 6, 78-72. Tai... Ir dabar Kauno Žalgirio komandos ataka. Miroslavas Beričius 3 taškai. Na, atrodo, kad kontraktas su Ainoru Bagackiu pažadino Miroslavą Beričių, pastarasis tiesiog smaginasi dabar aikštelėje, 82-77 nei 6 taškų skirtumo. 6 taškai, 70-64, jie laimėjo rungtynės Kauno sporto halėje ir... Sausio mėnesį Kauno Žalgiris Atėnuose pralaimės 1000-asias ULEB rungtynes. Sausio mėnesį gimusius Andrių Lepinaitį, Robertą Narkų, Miroslavą Beričių, Artūrą Javtoką prašom pataikyti iš tritaškio. Vasario mėnesį Kauno Žalgiris Eurolygos B grupėje užims labai gerą vietą. Vasario mėnesį gimusius Vygantą Demenį, Simoną Serapiną prašom rengtis Eurolygos antrojo etapo varžyboms. Kovo mėnesį į Kauną pradės plūsti naujos, dar geresnės Eurolygos komandos, o prie sporto halės kasų nusidrieks kilometrinės eilės net iki Vilniaus, norinčių įsigyti bilietų. Taip gims Dipolis. Kovo mėnesį gimusius Giedrių Gustą, Mindaugą Timinską prašom be eilės. Balandžio mėnesį Eurolygos finalo ketvirtį žais 4 pačios geriausios kontinento komandos. Jei Žalgirio ten nebus, tai tos komandos nebus tokios geros. Balandžio mėnesį gimusius Dainių Šalengą, Paulių Jankūną prašom pakelt taurę.
Gegužės mėnesį Kauno Žalgiris žais LKL finale. Gegužės mėnesį gimusius Aleksandrą Kosauską, Antaną Sireiką, Edą Kotą prašom pamėtyti į orą. Birželio mėnesį Kauno Žalgiris atostogaus. Birželio mėnesį gimusius tokių nėra. Tai nėra ką ir prašyti. Liepos mėnesį Kauno Žalgiris burtų keliu pateks į vieną iš geriausių naujojo Eurolygos sezono grupių. Liepos mėnesį gimusi Gintarą Krapiką prašom burti gerai. Rugpjūčio mėnesį geriausi Kauno žalgiriečiai dalyvaus Atėnų olimpinėse žaidynėse. Rugpjūčio mėnesį gimusius tokių nėra, bet vis tiek prašom laimėti medalį. Rugsėjo mėnesį Kauno Žalgiris suformuos labai gerą komandos sudėtį. Rugsėjo mėnesį gimusi Tanoka Berda prašom žais gerai. Taip kaip pernai, o ne taip kaip dabar. Spalio mėnesį Kauno Žalgiris švęs savo 60-ąjį gimtadienį. Spalio mėnesį gimusius, tokių gal dar bus, o švęst prašom visus. Visus. Lapkričio mėnesį Kauno Žalgiris pradės naują Eurolygos sezoną. Lapkričio mėnesį gimusi Darijušą Lavrinovičių prašom pasveikti. Gruodžio mėnesį Kauno Žalgiris švęs Arvydo Sabonio 40-metį. O taip pat linksmai sutiks šventas kalėdas ir naujuosius metus. Gruodžio mėnesį gimusi Arvydą Sabonį prašom dar žaist. Ačiū. Būtų Kauno Žalgiris. Paulius Jankūnas. Ainaras Bagackis iš toli. Pataiko Ainaras Bagackis. Tai yra darbas, kurio labiausiai tikisi iš jo. Ir Antanas Sireika, ir visi Kauno Žalgirio komandos sirgaliai. Nebuvo labai ideali situacija. Ainaras pasirodo vietai Davido Andersono. Taigi ūgio persvara ir toliau išlieka, o Džekomas Galanda dar svarbiausia gali pataikyti ir iš tolėliau. Universalus yra šis puolėjas. Įpusėja pirmasis ketvirtis. 5-5. Edas Kota. Dainius Šalenga. Ir vėl Ainaras Bagackis laisvas. Iš toli pataiko Ainaras Bagackis. Visiems Kauno Žalgirio komandos gerbėjams atrodo, tie tritaškiai kelia neįtikėtiną ekstazę ir pasitenkinimą. 8-5 Ainaras Bagackis. 2 tritaškiai iš eilės. 4 minutės ir 45. Žalgiriečius taip pat tolimų metimų. Ducitorfnas prasižengė, šį kartą jis jau neleido Ainarui Bagackiui atakuoti iš stabilumo būtų kur kas mažiau. Ainaras Bagackis iš toli, 3 tritaškis iš eilės. Atrodo, kad jis tapo savotišku slaptuoju ginklu šios dienos rungtynėse Karlo Rekalkati. Karlo Rekalkati sužinojęs, jog Žalgiris pasirašė sutartį su Ainaru Bagackiu, sakė, taip, tai yra neblogas dalykas, visų pirma dėl to, jog paaštrės konkurencija, jog dabar labiau stengsis Miroslavas Beričius. Tačiau greičiausiai būtent Miroslavą Beričių kur kas svarbesnių laikė. Vanderpūlo bandymą mesti iš 3 taškų zonos. Ir koks dėjimas, Tanoka Berdas galingų dėjimų užbaigia pirmąjį ketvirtį ir jį Kauno Žalgirio komanda laimi rezultatu 22-17. Tiesa, lieka 90 sekundės. 90 sekundės varžovams. Štai paskutinioji Kauno Žalgirio komandos ataka ir jau niekas negatimas. Ir atspėja dabar Edas Kota varžovo sumanimą. Pavyks pelnyti taškus. Pavyksta su varžovo pražanga. Dušanas Vukčevičius pasižengia. Ir Žalgiris vėl atstato 7 taškų persvarą bei turi šansą padidinti ją dar labiau. Labai užsivedė, labai energingai ir labai susikaupę šiandien žaidžia Kauno Žalgirio krepšininkai ir Karlo Rekalkati, matydamas, jog jo komanda dabar vėl leidžia varžovams atitrūkti, prašo minutės pertraukėlės. Ir netrukus pasirodys aikštelėje ir abiejų komandų krepšininkų Edas Kota. Dvigubai gerai atliktas darbas, plus dar galimybė pasižymėti nuo baudų metimų linijos. Perimtas kamuolys, tai yra atimta teisė varžovams, bandyti jį paversti taškais, po to pelnytas 2 taškis jau į varžovų krepšį ir štai dabar dar vienas baudos metimas. Pridėjus ir dar Dušano Vukčevičiaus pražanga. Svečių naudai. 5 sekundės Žalgirio komandos atakai ir Edas Kota. Fantastiškas tritaškis. Pastarąsias keletą minučių ir štai dabar 11-asis jo taškas ir štai rezultatas pagal kėlinius. Žalgiris išlygina skirtumą 32-32. Negaliu patikėti, jog rungtynių arbitrai užskaito štai šį metimą. Iš labai toli dabar atakavo Žalgirio komandos krepšį Karlosas Delfino. Nepatenkintas yra Gintaras Krapikas. Nepatenkinti yra Bolonijos Kipro komandos sirgaliai. Gintaro Krapiko reakcija, tačiau iš tikrųjų susivaldyti yra netaip ir lengva tokiose svarbiose rungtynėse. Karlosas Delfino, 4-asis jo taškas ir dar pražanga Giedriui Gustui. Gintaras Krapikas be abejo gali užsidirbti ir techninę pražangą. Štai taip labai jau
emocingai reaguodamas į rungtynių arbitro sprendimą. Abejos ginčiasi jis greičiausiai dėl to, jog 2 taškai tikrai neturėjo būti užskaityti. Mindaugas Timinskas šiek tiek ramiau tai aiškina. Antanas Sireika dažniausiai nesikiša į ginčius, juolab, kad nelabai ir moka daug angliškų žodžių. Antanas Sireika, tačiau ir jis dabar. Gerai, Edas Kota gražus, jo įkirtimas į baudos aikštelę ir sėkmingai pasibaigianti ataka. 2 taškai ir skirtumas mažėja iki 2. Edo Krešiams beveik visą laiką tenka vyti savo varžovus, tačiau Žalgiris savo priešininkų šiandien anaiptol nėra linkęs paleisti pernelyg toli. Paulius, tai yra Mindaugas Timinskas, 2 taškai, puikus Edo Kotos perdavimas ir dar Karlo Delfino pražanga. 46-44, sėkmingos 3 atakos iš eilės ir varžovo persvaros beveik neliko. Mindaugas Timinskas jėga iš karto šokteli į jau iki 8 taškų. Štai 3 taškių pataikymas ir žalgiriečiai nors ir meta taikliai 3 taškus, šiandien turi galimybių tam labai nedaug. Labai sėkmingas epizodas dabar po krepšiu Paulius Jankūnas. Taip pat turi galimybę pelnyti 3 taškus vienos atakos metu. Pirmieji Pauliaus Jankūno taškai šiandien ir juos jis pelno su varžovo pražanga. Jam įrašyta ir Žalgiriui teks pradėti šią ataką iš naujo. O dabar Razimas Larbikas. Vienas iš perspektyvių Europoje vis dar rungtyniaujančių krepšininkų. Einaras Bagackis iš 3 taškų zonos. Kiek toliau nuo 3 taškų linijos stovėjo Einaras Bagackis, nesitikėjo priešininkas dabar jo metimo ir tai yra antrasis Einaro Bagackio 3 taškis šiandien bei Žan-Marko Puceko. Ir dabar, jeigu galėčiau keiktis, tai tikrai susikeikčiau. Ir drąsiai galima imtis už galvos, lygiai taip pat daro Paulius Jankūnas, dabar tikrai stovėjo ir nieko net nedarė. Paulius Jankūnas prarado dabar pusiausvyrą Žan-Luką Bazilę ir tik tai dėl to, kad jis yra galbūt labai patyręs ir labai tituluotas krepšininkas, jam dabar rungtynių arbitrai avansų leidžia išvengti prarasto kamuolio ir skiria pražangą Pauliui Jankūnui. Štai dar kada tas epizodas. Ne už ką pražanga, ne už ką. Antanas Sireika ironiškai šyp. Hanna Motala gauna įspūdingą bloką, varžovams nepavyksta pakartoti savojo metimo antrojų bandymų. Tiesa, priešininkai atkovoja kamuolį. Kova dėl 7 greitai pradės trūkti krepšininkų rungtyniaujančių. Žalgiriui buvo pavykę sumažinti skirtumą iki 5 taškų ir šiokia tokia prošvaistė jau buvo, atrodo, netolimoje ateityje. Dabar vėlgi sudėtinga situacija, iš toli meta ir pataiko Giedrius Gustas. Na štai, krepšininkas, kurio galima pasitikėti, jeigu tik turi mažytę galimybę. Giedrius Gustas iš kartas 4-ajame kėlinyje. Kiek liko jėgų, kiek liks žaidėjų galinčių tęsti rungtynes ir štai taip. 3 taškais žudyti Kauno Žalgirio komandą. Žan-Marko Puceko. Antrą kartą jau vien tik tai per šį kėlinį pamatęs, jog žalgiriečiai priartėjo, Žan-Marko Puceko imas iniciatyvos. Edas Kota, galbūt pavyksta atsakyti tuo pačiu. 88-85. Neįtikėtinai rezultatyvios rungtynės, kuriuose taškus. 90-85 po 2 kėlinių rezultatas toks ir kaip Tanoka Berdas pradeda trečiai, tai yra 4-ąjį kėlinį, dėjimas iš viršaus, 29-asis Tanokas Berdas. Kovotų dėl atšokų su kamuoliu ir štai dabar jis atidaro Žalgirio taškų sąskaitą šios dienos rungtynėse 2 taikliais baudų metimais. Sužaidus minutę ir 20 sekundžių. Jis sakė, kad tai yra tik tai viena iš mažyčių užduočių, kadangi pagrindinė užduotis yra laimėti rungtynes. Dainius Šalinga, netaiklus metimas. Mindaugas Timinskas perima kamuolį ir kala iš viršaus 5-4. Mažytė klaidelė ir atrodė viskas jau gana patikimai prižiūri Kauno Žalgirio komandos gynybą. Koks Tanokos Berdo blokas. Nors ir bando parodyti dabar Malagos krepšininko, jog kamuolys jau leidosi į krepšį, rungtynių arbitrai yra kitokios nuomonės ir štai kaip savim patenkintas Tanoka Berdas. Dar kartą jūs ekranuose šis blokas. Sugebėjo išmesti kamuolį išvengdamas Dainiaus Šalingos gynybos Stefanas režisieras, tačiau pamiršo, jog yra dar arenoje, jie gali užtikrintai tą daryti sėkmingai. Arvydas Sabonis, antras įspūdingas epizodas, dabar jau galėtų pas Sabonis išmuša kamuolį, tačiau čia pat jo nesulaukęs Dainius Šalinga nuskubėjo kažkur į priekį. Nesitikėjo dabar Dainius Šalinga štai tokio perdavimo, nors atrodo, kad turint aikštelį Arvydą Sabonį visada reikia galvoti apie tą pirmą greitą ir staigų perdavimą. Štai kaip išmuša kamuolį varžovų iš rankų Arvydas Sabonis ir niekas jo perdavimo nelaukia ir Arvydas Sabonio ir vėl
Praleido 3 taškus į savo krepšį žalgiriečiai. Atsilygina tuo pačiu Edas Skota. Komanda yra viena iš tų, kuri